nelaimėsim. Vytis turi 10 taškų deficitą, tačiau mažiau nei ko nors kito turbūt nori važiuoti į tolimą kelionę į Joniškį dar kartą. Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą žiūrėkite, kaip Vytis namų arenoje dramatiškose rungtynėse bandė užbaigti aštuntfinalio seriją. Ir kaip Vyčio krepšininkai paminėjo pavasario šventes. Šakiai. Joniškio delikatesas Mezon NKL aštuntfinalyje atsilikdamas rezultatu 0-2 į Šakius atvyko po geriausių Gyčio Radzevičiaus karjeros pasirodymų paženklintų rungtynių, kurias joniškiečiai pralaimėjo 87-105. Šiaip iš tikrųjų smagu, kad laimėjom, nes tikrai pradžia buvo sunki, 12 pralašinėm, bet iš tikrųjų antrą pusę tikrai labai gerai sulošėm ir ką, važiuosim į Šakius, tikėkime, pabaigsim seriją. Užduotis pabaigti seriją pasirodė netokia ir lengva. Delikatesas kilo į ankstyvą šturmą ir nors Gytis Radzevičius tęsė tradicijas bei savo įprastų būdų įgrūdo kamuolį į krepšį. Radzevičiui prie 3 taškų linijos. Gytis Radzevičius iki galo ir tai yra tipinis Gytis Radzevičius jodėjimas į krepšį. Vyčio puolimas strigo ir po pirmojo kėlinio ekipa turėjo dviženklį deficitą – 16-26. Antrajame ketvirtyje delikateso persvara išaugo dar labiau. Grėsmė antrą kartą leistis į tolimą kelionę į Joniškį ėmė atrodyti daug realesnė nei bet kada šioje serijoje. Tačiau tuomet iniciatyvos ėmėsi Paulius Belevičius, pataikęs 2 tritaškius. Belevičius. Dabar jau reikėtų pataikyti, tai ir daro Paulius Belevičius, 3 taškai. Belevičius dar kartą iš toli ir galbūt būtent Paulius Belevičius yra Vyčio viltis. Ir pridėjęs vieną metimą iš artimesnės distancijos. Vytis sumažino atsilikimą iki 6 taškų, tačiau tai Virginijaus ir Vyčio netenkino. Čia nekrepšinis, nelaimėsim. Kaip jūs galvojate, mes kaip toliau žaisim? Va su tokiu atsinešimu, su tokiu įimu nuo pirmas minutės į mačą. Jūs laimėsim, nihera nelaimėsim. Mes praeisim šitos gerai, bet mes toliau nelaimėsim nieko, va su tokiu jūsų atsinešimu. Apšilimą atėjo, kai bus, tai bus, 1 taškų ar 2 laimėsim. Kas iš to? Čia yra gera treniruotė prieš ateinant į etapą. Bet jeigu jūs ateina tik tai atbūti, antras varžybas, trečias varžybas lošiam pradžia tokia pat. Kodėl jie pradeda gerai, mes blogai? Kodėl mes turim Vytis, o ne jie? Mes namuose lošim, tai dėkit 20-0 ir baigsis. Trenerį geriausiai išgirdo tas pats Paulius Belevičius. Trečiajame kėlinyje jis surengė tiesiog fantastišką pasirodymą ir susmeigė 4 tolimus metimus iš eilės. Jankaitis Belevičius iš toli laisvas, 3 kapitono taškai. Paulius Belevičius įsišaudo ir įsijaučia. Prie 3 taškų linijos išbėga Belevičius, stabteli, atakuoja, bet kokiu atveju ir pataiko Paulius Belevičius. Radzevičius vėl atgal Pauliui Belevičiui ir pastarasis jau priverstas atakuoti, bet šiandien nėra nepatogių pozicijų Pauliui Belevičiui. Tai negali nedaryti įspūdžio. Belevičius dar kartą. Paulius Belevičius 3 taškai ir tai galbūt girdėsime dar ir dar. To užteko, kad į lemiamą ketvirtį Vytis žengtų pirmaudamas 5 taškais. Tačiau to neužteko tam, kad ekipa galėtų jaustis ramiai iki rungtynių pabaigos. Paulius Belevičius per ketvirtąjį ketvirtį pataikė dar 2 tritaškius, iš viso įmetė 8, o Vytis, nepaisant Tado Pažėros tritaškio paskutinėmis akimirkomis sumažinusios skirtumą iki 2 taškų, gelbėti Pažėrą, paleidžia tritaškį ir pataiko įspūdingą metimą. Išgyveno gan įtemptą susitikimą bei žengė į ketvirtfinalį, kur susitiks su Telšiais. Tiesa, rungtynės paliko dviprasmišką įspūdį tiek komandos treneriui, tiek kapitonui įmetusiam 33 taškus ir pagerinusiam savo karjeros naudingumo rekordą. Jokio tokio atsidavimo, jokio, laimėsim vis tiek, ne, 2 taškais, 3 taškais, su Kosmo ateis pareikų. Ne dėl mane žaidžiat, dėl savęs žaidžiat. Ypatingai jauni dėl jūsų ateities. Dėl klubo žaidžiat pirmoje vietoje. Niekam nebus įdomu, jeigu jūs sėdėsit nuo Telšių, jeigu mes pralošim, niekam nebus įdomu, nei vienam pavardė, neįdomi niekam. 3-4 lyga užsienį. Tas pats ir man. Rungtynių gale aiškiai buvo pasakyta užduotis ir tikrai jų neįvykdėm. Ir gerai, kad dabar gerai baigėsi. Reikia padaryti išvadas, kad ateityje nesikartotų tokie iš tikrųjų dalykai.
trumpam sugrįžkime į aikštelę. Vaikinas pataikęs paskutinį serijos metimą Tadas Pažėra. Į nacionalinę krepšinio lygą sausio viduryje atvykęs 18-metis gynėjas per seriją su Vyčiu fiksavo 22 taškų, 7 išprovokuotų pražangų ir 5 rezultatyvių perdavimų vidurkį, tačiau išliko kuklus. Nieko nereiškia, jeigu komanda pralaimi. Viską darėm, visi atidavėm visas jėgas, tai čia tikrai ne mano vieno, čia nežinau, visa komanda viską atidavė. Jeigu ne jų pastangos, tai ir man ta serija nebūtų gera buvus. Tai čia tik tai komandos nuopelnas toks, kad mes 8 sugebėjom tikrai atsilaikyti. Vytis netrukus ėmė ruoštis tolesniems išbandymams. Bet komandos gydytojas Tadas džentelmenas, todėl moters dieną į treniruotę atvyko netuščiomis. Žiūrim varžybas, sekmadieniais, dažniausiai reportažus visus. Ir džiugu, kad šita komanda treniruojasi mūsų universitete. O čia dar vienos šventės kaltininkas. Siužetas apie Marijaus Užupio gimtadienį jau kitoje laidoje.